Aš noriu papasakoti istoriją. Aš noriu papasakoti istoriją apie tai, kas vyksta mažose Lietuvos miesteliuose, kas iš tikrųjų vyksta su manimi, su žmonėmis. Aš šią savaitę buvau Klaipėdoj. Klaipėdoj buvo vakarėlis. Į klubą atėjo daug žmonių iš rajonų, iš Klaipėdos naujųjų rajonų, iš Raporto, visokiausi marozai. Visi buvo juodai apsirengę, visi buvo tie, kurie gali tau duoti galvą, jeigu. Buvo žmogus su labai fainais akiniais. Jis man pasakė, aš esu homofobas. Jis pasakė, aš bijau gėjų. Aš sakau, o ko tu bijai? Ko tu bijai gėjų? Jis pasakė, kad jis bijo, kad jį padarys gėjum. Aš sakau, kodėl tu taip savimi nepasitikė, kad manai, kad gėjus tave gali padaryti gėjum. Ir jis pasakė, nežinau, galbūt aš esu gėjus, aš nežinau. Ir nuo to momento visa aplinka pradėjo žiūrėti mūsų kaip į gėjų porą, tačiau mes nebuvom gėjų pora. Mes tiesiog, aš jį supratau, kad aš jame pamačiau save jauną save. Aš atsiminiau savo jaunystę ir pirmą kartą, kai aš susitikau su vaikinu ir aš jam pasakiau tą patį frazę. Edvi, tik nedaryk mane gėjum. Ta naktį aš pasilikau iki galo, o iki galo pasilikti tokioje aplinkoje yra bloga idėja. Vienas moroziukas tapo labai agresyvus ir išeidamas į lauką jis pradėjo muštis su visais. Viskas baigėsi tuo, kad jis tiesiog nubėgo paskui panelę ir mes likome tryse. Ir tas žmogus, kuris man pasakė, kad bijo, kad aš padaryčiau jį homoseksualų, nubėgo paskui jį. Nubėgo paskui tą žmogų, bet nesurado jį. Aš nesupratau, kas toliau buvo, ar jis žinojo, kur jis gyvena ir tiesiog pasiėmė taksi, kad nuvažiuoti ir susimušti su juo, arba tiesiog pasiėmė taksi ir aš labai tikiuosi, kad nuvažiavo namo. Bet iki pačios paskutinės sekundės mane norėjo įmesti tą taksi, kad aš važiuočiau su juo. Ir aš galvoju, ar aš teisingai padariau, kad neparodžiau jam laisvę. Aš vienintelį dalyką, kurį jam pasakiau, kad aš nenoriu, kad tu bijotum. Aš noriu, kad tu būtum toks, koks tu nesi. Aš linkiu tavo laimės. Vat šitą video aš darau dėl tavęs, kad tu tikrai nebijotum tai sakyti. Nežinau, ar aš tave surasiu. Pas mane buvo žmogus, kai aš save nepriimdavau toks, koks aš esu, kuris pasiėmė ir padėjo man galvą ant pečių. Mano gyvenimas pasikeitė taip, kaip galėjo nepasikeisti. Dabar aš dėviu tokius dalykus, vaikštau su tokiamis maikėmis. Ir kartu su forsiukais galiu šokti mažame klube Klaipėdoje. Aš matau, kad tokių žmonių Lietuvoje yra daug, kurie dar bijo išeiti iš spintos, pasakyti savo, galbūt kažkur toli jų galvoje yra, kad galbūt aš norėčiau paimti bybį ir tiesiog paimti ir pačiulpti.
Ir viskas yra gerai su tuo. Viskas yra gerai. Tačiau visa aplinka, visi žmonės mano, kad tai yra neteisingai. Ir dėl to tu bijai tai padaryti. Tačiau jeigu mes esam stipri, reikia nebijot ir būti savimi, gyventi laimingai.